Varlės malda Anthony de Mello. Skyrius Pažinimas. Vienas jūsų yra Mesijas. Medituodamas Himalajose, save urve, guru atsimerkė ir išvydo sėdinti nelauktą svečią, garsaus vienuolyno abatą. Ko pageidauji? Paklausė guru. Abatas smulkiai išpasakojo savo sielvartą. Vienu metu jų vienuolynas buvo žinomas visame vakarų pasaulyje. Celės pilnos jaunų naujokų, o bažnyčias skardėjo nuo vienuolių giesmių. Bet atėjo sunkus laikai, ir žmonės nebesiveržė atgaivinti savo sielų, nuslūgo novicijų antplūdis, bažnyčia skendi tyloje. Liko vos saujelė vienuolių, ir tie patys pareigas atlieka apsunkusiamis širdimis. O norėjo abatas paklausti štai ko. Ar dėl mūsų pačių nuodėmių vienuolyno gyvenimas taip sumenko? Taip, atsakė guru. Jūs nusidėjote neišmanimu. Kas tas neišmanimas? Vienas jūsų yra persirengęs Mesijas, o jūs to nežinote. Tai pasakęs guru užmerkė akis ir vėl paniro į meditaciją. Visą kelią atgal abato širdis nesiliovė daužytis nuo tos minties, kad Mesijas, pats Mesijas grįžo į žemę ir yra čia pat jų vienuolyne. Kaip jis jo net pažino? Ir kuris iš jų yra Mesijas? Brolis virėjas, brolis zakristijonas, brolis iždininkas, brolis vienuolyno vyresnysis? Ne, tik ne jis, dėja, turi per daug trūkumų. Betgi guru sakė, kad Mesijas yra užsislapstinęs. Gal tie trūkumai ir yra jo užsislapstinimo būdas? Abatas visai laužė galvą. Visi vienuolyne turi trūkumų, bet vienas jų Mesijas. Grįžęs abatas sukvietė visus brolius ir papasakojo, ką sužinojęs. Jie žvalgėsi vienas į kitą, niekaip negalėdami tuo patikėti. Mesijas? Čia? Neįtikėtina, bet jis užsislapstinęs. Taigi, galbūt? Viena buvo tikra. Jei Mesijas čia, tai pasislėpė taip, kad būtų neįmanoma jo atpažinti. Tad jie ėmė į viens kitą žvelgti su pagarba bei dėmesiu. Juk nežinai, mintijo kiekvienas, o gal tai jis? Nenuostabu, kad greitai vienuolynas vėl prisipildė džiaugsmo. Netrukus daug jaunuolių siekė palaiminimų papildyti brolių būrį, o bažnyčioje džiugiai aidėjo šventos vienuolių giesmės. Vienuolynas vėl spinduliavo meilės dvasią. Autoriaus prierašas. Kam reikalingos akys, kai širdis akla?